Sveiki, paruošiau labai įdomų video apie pagrindinius religinių organizacijų melus, nes religinės organizacijos tokios kaip mormonai, Jehovos liudytojai, katalikai daug buria žmonėm, todėl norėjau šiame video pateikti pagrindinius jų melagingus faktus. Kai kurie faktai gali būti šokiruojantis, bet mes gyvename melo pasaulyje ir tik nedaugelis sugeba atskirti, kur tiesa, o kur melas. Taigi pradėsiu nuo katalikų melų. Katalikai turėjo naglumą apskritai išimti vieną Dievo įsakymą iš 10 Dievo įsakymų. Tas įsakymas draudė klauptis prieš statulas ir paveikslus, o man atrodo, klaupinėjos kartais prieš tas statulas ir panašiai per mišias ir tuo būdu skatina pažeisti kitus tikinčiuosius šį Dievo įstatymą. Negalima klauptis prieš statulas pagal Bibliją. Biblijoje yra parašyta, nedirbkite savo stabų nei drožinių, nestatykite savo žemėje statulų nei akmeninių atvaizdų ir jų negarbinkite, nes aš esu viešpats jūsų Dievas. Kitas katalikų melas, tai jie teigia, kad Dievo garbinimo diena yra sekmadienis, o iš tikrųjų Dievo garbinimo diena yra šeštadienis. Dėl sekmadienio tai imperatorius Konstantinas pakeitė Dievo garbinimo dieną į sekmadienį, o tas Konstantinas garbino kažkokius saulės dievus, buvo pagonis, tada aš geriau pasirinksiu jau šeštadienį kaip Dievo dieną, o ne pagonių ir katalikų priburtą sekmadienį. Bet svarbiausia, nesmerkti žmonių, kas ką pasirenka. Yra daug kitų įrodymų, kurie įrodo, kad Dievo garbinimo diena yra šeštadienis, ir tos kitus įrodymus galite rasti mano YouTube kanale specialiame video apie Dievo šabo dieną. Taipogi katalikai prifantazavo skaistyklą, nes ji nėra minima Biblijoje. Taipogi pribūrė neteisingą kūdikių krikštą ir filosofiją, kad kūdikiai yra su nuodėme. Biblijoje yra parašyta, kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas. Kaip kūdikis gali įtikėti, kaip kūdikis gali būti su nuodėme, niekur tai Biblijoje nerašoma, tai yra fantazijos ir tam tikrų rašto eilučių įtartini išvedžiojimai. Nes čia paprasti faktai parašyta, kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas. Kūdikis negali įtikėti. Mes iš tikrųjų turime pasikrikštyti, kai įtikime, ir vandenyje kai esame panardinami, kad pastorius ar kas panardina į vandenį, tuomet yra tikrasis krikštas, o kūdikių krikštas neteisingas, nes kūdikiai negali įtikėti, kaip parašyta Biblijoje. Taip pat žegnojimasis. Žegnojimasis gali būti interpretuojamas kaip mirties ženklas, nes kryžius gali būti interpretuojamas taip. Taipogi kryžius turi pagonišką istoriją. Jeigu įvesite į Google Cross is Pagan, manau tikrai rasite informacijos. Geriau nerizikuoti ir nesidėti mirties ženklo ar pagoniškų ženklų ant savęs, geriau nesižegnoti. Taip pat dėl kryžiukų visokių. Dievo žodis yra neturėti jokių stabų. Kryžiukai ilgainiui gali tapti stabais ir tai būtų prieš Dievo valią. Taip pat kryžiukai yra dažnai dėvimi patraukti dėmesį ir kad tai žmonėms būtų žavimasi. Tai yra prieš Dievo valią. Kristaus apaštalai nedėvėjo jokių kryžiukų. Kryžius yra kartais, kaip jau sakiau, interpretuojamas ir kaip mirties ženklas. Jeigu būtų Jėzų nužudę su giljotina, ar jūs nešiotumėt giljotiną ant kaklo? Kryžiuje yra pagoniškos istorijos, pakartosiu dar, ir prieš krikščionybės laikus tai buvo religinis pagoniškas ženklas, o Dievas yra nusiteikęs prieš pagoniškų ženklų garbinimą. Dabar pateiksiu pagrindinius Jehovos liudytojų melus. Tai jie teigia, kad kažką ten prigalvoja, kad 144 tūkstančiai pateks į dangų. Iš tikrųjų tai netiesa, daug daugiau žmonių pateks nei 144 tūkstančiai. Ir iš tikrųjų 144 tūkstančiai tai yra evangelistai, kurie skleis Dievo žodį per paskutinius laikus. Ir ne visi jie yra žydai. Biblijoje parašyta, kad jie nesusitepę moterim, bet tai nereiškia, kad jie neturėjo moterų, tai reiškia, kad jie nepasidavė įvairių krikščioniškų ir katalikiškų denominacijų melam ir neteisingais mokymais. O liudytojai teigia, kad tik 144 tūkstančiai pateks į dangų, kas yra netiesa ir nelogiška. Taipogi jie teigia, kad šventoji dvasia yra kažkokia energija,
kad šventoji dvasia yra kažkokia energija, bet tai irgi yra akivaizdi netiesa, nes yra daug žmonių, kurie bendrauja su šventąja dvasia, girdi jo balsą, yra daugybė žmonių, kurie girdi šventosios dvasios balsą. Tai kaip galėtų energija kalbėti? Vien žodžiai irgi akivaizdus melas. Ir geriau bėgti nuo tų organizacijų kuo toliau. Taip pat mormonai dėl mormonų. Tai mormonai galvoja, kad Biblija yra pilna klaidų ir jie patys turi ten kažkokią vos ne savo Bibliją. Aš jais mažiausiai domėjaus, nes man absurdas yra manyti, kad Biblija yra pilna klaidų ir rašyti savo Biblijas, kaip tai daro mormonai. Kiti svarbus faktai apie religinės organizacijas. Taigi, pirmasis faktas, Jėzus yra Dievas. Tai yra tiesa. Netikėkite jokiom religiniam organizacijom, kurios teigia priešingai. Taipogi, dar vienas faktas, Marija buvo nekalto prasidėjimo, ji pastojo šventosios dvasios pagalba. Tai yra tiesa, kas kalba priešingai skleidžia melą. Dar vienas klaidingas manimas yra, kad egzistuoja daug dievų. Tai yra netiesa. Visi tie budos ir musulmonų tikėjimai ir taip toliau yra priburti velnio ar kitų tamsių jėgų ir žmonės yra apkvailinti. Yra vienas Dievas tėvas ir jo reikia tikėti ir jį garbinti. Taip pat dar rezimuojant norėjau pateikti patarimą, tai reikėtų labai saugotis religinių organizacijų ir geriau visada naudoti savo galvą. Biblijoje parašyta, kad šėtonas gali apsimesti ir šviesos angelų. Vietoj religinių organizacijų rekomenduoju lankyti krikščioniškus susitikimus jūsų mieste